Evangelija pagal Morkų, 2 skyrius. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose ir tiek daug prisirinko, jog nė prie durų nebeliko vietos, o jis skelbė jiems žodį. Tada 4 vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Ten sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje: kaip jis drįsta taip kalbėti? Piktžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Jėzus, tuojau savo dvasia perpratęs jų mintis, tarė: kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau? Ar pasakyti paralyžiuotam: tau atleidžiamos nuodėmes, ar liepti: kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok? Bet kad žinotumėte, jog žmogaus sūnus turi galią žemėje atleisti nuodėmes, čia jis tarė paralyžiuotajam: sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis, atsikėlęs, tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akyse nuėjo savo. Visi buvo priblokšti ir šlovino Dievą, sakydami: tokių dalykų mes niekada nesame matę. Jėzus vėl nuėjo į paežerę, ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levį, Alfėjaus sūnų, sėdintį muitinėje, ir tarė jam: sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai ir fariziejai, išvydę jį valgant su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams: kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais? Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė: ne sveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, bet nusidėjėlių. Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų: kodėl Jono mokiniai ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne? Jėzus atsiliepė: argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol su jais yra jaunikis, jie negali pasninkauti, bet ateina dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada tą dieną jie pasninkaus. Niekas nesiuva lopo iš naujos medžiagos ant seno drabužio. Antraip lopas atplėštų jos gabalą, naujas nuo seno, ir skylė tik padidėtų. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius, antraip vynas suplėšys vynmaišius ir nueis niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui nauji vynmaišiai. Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo: žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama. O Jėzus atsiliepė: nejaugi neskaitėte, ką padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę? Prie vyriausiojo kunigo Abjataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos ir davė jos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti, tik tai kunigams. Ir pridūrė: šabas padarytas žmogui, o ne žmogus šabui. Taigi, žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats.